Taip. Tai gerai, tai gal tada ir pradedame, ne? Čia šiandien bus vis tiek tema daugiau žmonėms, kurie neturi daug patirties su WordPress, galbūt tekę kažką girdėję apie jį, ar galvoja gal netgi pamėginti kažką, nes gal kažkas rekomendavo, nu aš spėlioju tik tai. Bet realiai tai bus šnekėjimas apie tai, nuo ko reikia pradėti, iš vis kas tas WordPressas, kam jis skirtas, ar man jis iš vis reikalingas ir jeigu man reikia kažką pasidaryti internete, ar tas WordPressas man būtent tas įrankis, kurį aš turėčiau naudoti. Daugmaž tokie klausimai turėtų būti atsakyti. Ir kažkiek tai vėliau demo dalyje aš parodysiu, kaip aš pats daryčiau, tarkim, jeigu visiškai nuo nulio, nuo ko pradėti savo puslapį daryti ir kaip, ką ten reikia spaudinėti ir tiesiog kaip tai veikia. Tai jo, bandau tada pradžiai, jo, pati pradžia bus tokia gal daugiau teorinė, nerodysiu pačio to WordPresso dashboardo administravimo, bet eigoje, jo, tai visos prezentacijos metu drąsiai rašykite chatą, man netgi smagiau, kai kažkas parašot. Aš matau, kad tada šneku žmonėms, kurie mane girdi, nes šnekėt su savim būtų biškai jau ne kažką. Tai jo, tai tada jo, tęsime toliau prezentaciją. Čia jinai bus tokia teorinė, bet visą laiką galite klausti klausimus, jeigu kažkas įdomina, galiu netgi pasigilinti labiau. O šiaip tai tikimės irgi įtilpti į valandą, ne daugiau, stengiamės gan taip greitai viską apžvelgti. Tai iš vis, tarkim, jeigu pirmas iki matėte mane, tai aš labai trumpai apie save esu Gediminas Survila, pagal specialybę esu dizaineris, šiuo metu dirbu kaip programuotojas, kartais vedu mokymus temomis apie dizainą ir programavimą. Tai kas mane labiausiai žavi, tai yra internetinė platforma, kuri leidžia daryti nuostabius dalykus ir ne tik tai websaitus, bet ir galima netgi ir mobilius appsus daryti ir desktopo visokias aplikacijas ir realiai įgalina daug dalykų pasidaryti. Tai tokius dalykus aš mėgstu, tai apie tai ir dažniausiai ir šneku. Taip, o dėl WordPresso, tai tokie techniniai dalykai, ko reikia, ką jau turėtume žinoti, kad jisai reikalaus, bet koks websaitas, nebūtinai WordPressas. Jeigu norite kažkur būti pasiekiami internete, tai neužtenka turėti IP adreso, reikia ir domeno, o domenas būtent ir yra tas vardas, kuris norite užsiregistruoti. Ir yra daugybė galūnių, tų top level domains ar TLDs, vadinkim, tai yra tas .lt, .eu, ar online, ar ten .com, ar ten visai kitaip. Ir kiekvienas šitas TLD gali kainuoti skirtingai. Bet jeigu pirksite, registruositės domeną ir tai darot pirmą sykį, tai automatiškai jūs norėsite pirkti ir hostingą, ir domeną, ir geriausiai, kad pas tą patį tiekėją ir tada viskas lengviau valdoma ir viskas lengviau daroma. Šiek tiek techninių reikalavimų dėl pačio hostingo, tai kadangi WordPressas yra parašytas PHP kalba programavimo, tai reikia, kad būtų tame serveryje, kur talpinsite, priglaupsit arba kažkaip prieglauda, hostingas yra lietuviškai, tai kad būtų PHP versija 7.4 arba didesnė, aukštesnė, tuo pačiu DOM bazė, gali būti MySQL, gali būti MariaDB, ir tada kažkoks serveriukas ar Nginx ar Apache su būtent to Modry-Write moduliu instaliuotu. Ir aišku, reikalingas HTTPS, tai čia tas SSL sertifikatas dėl saugaus ryšio, kad būtų visa informacija šifruojama tarp vartotojų ir kas grįžta iš serverio. Tai gan iš tų reikalavimų, tai čia, sakykime, Lietuvoje, kas yra pagrindiniai du tiekėjai, aš nesakysiu, bet turbūt įsivaizduojate, apie ką turiu galvoje, tai bet kokį pirkdami ar iš ten, ar dar kažkur, tai hostingą, tą vadinamą shared hosting, netgi ir pats pigiausias planas, jisai bus tinkamas WordPresso svetainiai talpinti. Tai tiek, labai paprasta. Tiesiog užsakote hostingą ir domeną ir galima tiesiog instaliuoti tenais WordPressą. Taip, o jeigu, tarkim, norite pažaisti, tiesiog pasižiūrėti, ar jisai tinkamas WordPressas, gal ne WordPressą, reikia gal kažkokio kito sprendimo, tai pirmiausia, aišku, galite pasidaryti instaliaciją savo kompiuteryje. Ir nepriklausomai nuo to, ar Windows, ar Macintosh naudojate, ar gal net Linux. Yra toksai įrankis localwp.com, galite nueiti atsisiųsti aplikaciją. Ir aš netgi pademonstruosiu, kaip aš pats staigiai pasileidžiu tos websaitus ant savo kompo. Ir kaip galima staigiai pasitestuoti ir pasispaudinėti. Tai šitas yra įrankis lokaliai. Toliau, kaip, pavyzdžiui, nuspręsti, ar man
reikalingas WordPress'as ar ne. Ir dažniausiai mes čia vis tiek šnekėsime apie tai, kad mes patys norime būti administratoriai tos svetainės, arba mes patys norime susikurti savo internete ar įvaizdį, ar kažkokį verslą, tarkim. Ir neisim ir neužsakinėsim kažkuria agentūrai, kuri pati nuspręs, kokią tai įrankį naudoti. O pasirinkimų netgi ir su to pačiu WordPress'u yra labai daug įvairiausių temų ir kokia tema geriausiai tinka, tai bus aišku pagal tai, kokia yra niša jūsų, kom užsiemat internete. Nebūtent internete, gal tai yra fizinis verslas, tiesiog reikia internete adreso, per kurį galėtų jūs pamatyti, galėtume pateikti savo paslaugas, išrašyti savo pasiūlymą ir kažkokiu būdu galbūt netgi yra galimybė sukontaktuoti. Tai mes nekalbame apie tai, kad mes kursim kažkokią tai platformą, kuri ten bus su vartotojų registracijom ar visokiom ten sudėtingom sistemom sujungta. WordPress'as, būtent jisai yra toks įrankis, kuris pačioj pradžiai buvo sukurtas būtent blogeriams, tiems, kurie mėgsta rašyti tinklaraštį, visiškai paprastiems saitams, kurie realiai yra lankytojams perskaityti, bet ne sąveikauti su to aplikacija. Tai nėra appsas, tai nėra Facebookas, nėra Instagramas, ne, mes tokių dalykų nedarom su WordPress'u. Jeigu reikia kažkokį projektą daryti, tai greičiausiai rinksime jau kitą technologiją ir kitokį sprendimą. Tai ir jeigu, tarkim, nuspręstumėt, kad ne, aš visgi per daug man sudėtinga, aš norėčiau gal užsakyti paslaugas, kad netgi ir su to pačiu WordPress'u man kažkas kitas padarytų, tarkim, kažkokie specialistai ar agentūra ar vienas žmogus. Kokia problema gali būti, jeigu mažai žinių turite apie tai, kas įmanoma su WordPress'u ir apskritai koks jūsų projektas reikalingas, tai čia tokia įdomi iliustracija, kuri iliustruoja, kaip galima kalbantis skirtingai dalykų suprasti ir paskui eigoje visiškai skirtingą rezultatą gauti, ne? Kaip gali suprasti projekto lyderis, kaip gali suprasti programuotojas, kaip jisai gali gyvendinti, kaip gali parduoti tą idėją kažkoks tas pardavėjas ir, aišku, ko iš tikrųjų galbūt jums užtektų, o sąskaita, aišku, atspindi gal per didelį ir dar kažkas, kad gali visai nutikti. Tai čia tokia įdomi iliustracija, jokinga, tai aišku, kad tų dalykų išvengti, reikia pirmiausia pačiam turėti tą puikų įvaizdį. Ir apie tai, irgi vėl pareklamuosiu knygą, čia matau tą pačią kažkada jau rodžiau. User story mapping, tai ką reiškia tas user story? Nes prieš tai, man atrodo, minėjau tik tai tą procesą, kad reiktų ne automobilį konstruoti, bet po truputį žingsneliais eiti nuo riedlentės prie paspirtuko, nuo paspirtuko prie dviračio, nuo dviračio prie motociklo ir galbūt tada jau ten automobilis ar gal net traukinys ir lėktuvas. Tai su WordPress'u galima tą pradėti, paeksperimentuoti, tai tiesiog pradedam nuo mažiausio iš vis kiek įmanoma kažkokio projekčiuko, gal vienas puslapis užtenka vieno puslapio, paskui kažką papildomai pridedama ir taip toliau. Ir nebūtinai gal WordPress'as yra vienas tas įrankis, kurį reiktų rinkti, galima sujungti skirtingus įrankius. Tada klausimas taip, o kaip man apibrėžti tos reikalavimus? Net jeigu ir pats aš darysiu, ne, kaip man pačiam žinoti, ko reikia, tai vienas iš tų būdų susirašyti visus tos user stories vadinamus. User story yra toks kaip ir vietoj to, kad sakytumėm, kad man reikia kažkokio sprendimo, kad konkretaus sprendimo, tarkim, paspaudus mygtuką, ten atsidaro kažkoks pop-upas, ten įvedus kažkas atsiranda, čia jau techninė implementacija ir čia yra jau sprendimas tam tikras konkretus, ko reiktų privengti iš karto siūlyti arba apie tai pasakoti tiems, kurie kurs tą sistemą, ar net ir tiems dizaineriams. Geriausia būtų apibrėžti reikalavimus pagal tai, ko reikia jūsų pačių svetainės ar verslo lankytojams, ne? Ką jie ten turėtų rasti, ką turėtų pamatyti. O jeigu sistema kūriama jums patiems administruoti arba naudotis kažkoks, tarkim, appsas, tai tada kokie yra poreikiai būtent tos rolės, kas turės atlikti kažkokias užduotis su ta sistema. Tačiau biškai šiek tiek einame plačiau ne tik tai apie websaitus, bet apskritai apie programas, ne, software, visiškai plačiai tai žiūrint. Tai kas tas user story, kaip įrašyti? Tai yra tokia formulė, ne? Aš kaip kažkoks, tarkim, ten persona, tai čia būtų toks rolė kažkokia, ne? Aš, tarkim, jeigu kas liečia websaitą, tai aš kaip websaito lankytojas norėčiau matyti navigacijai iš karto ten kažką, kad galėčiau pasiekti, ne? Čia toks būtų vienas iš pavyzdžių. Ir čia dar aš pakopijavau iš tikrųjų adresą, iš kurio paėmiau tos pavyzdžius, tai čia irgi yra angliškai, atsiprašau už tai, kad nespėjau išversti, bet tokie pavyzdžiai, kad as Max, I want to invite my friends, so we can enjoy the service together. Neaiškinama apie tai, kaip tai turėtų vykti. Ne? Tik tai pati idėja, kad man reikia kažkokio būdo, kaip aš galėčiau pakviesti draugus. Ne? Arba jeigu kas liečia website, tai man reikia kažkokio būdo turėti
galimybė surinkti followerius, ne, ar galbūt tos subscriberius, vadinkim, tos prenumeratorius e-mail. Ir kokie tai yra sprendimai. Ar tai yra WordPress'as, ar tai dar kažkoks. Ir iš to gali gimti visai kita idėja. Tai va, tai čia reikia atkreipdėmėsi į tos user stories, pačiam susirašyti, nes iš tikrųjų galimybių ir visokiausių skirtingų sprendimų yra begalės. Tai kas yra WordPress'as, nuo ko jis prasidėjo, tai jisai prasidėjo nuo turinio valdymo sistemos, tokios kaip CMS, tarkim, Content Management System būtų. Ir ką aš matau, kad jisai linksta link website builderio labiau, arba gal netgi dar į ateitį žiūrint, gal netgi pavirsi į kažkokį no-code, kur reiškia be kodavimo, galiu susijungti dalykus, susiprogramuoti ne per kodo rašymą, bet per mygtukų spaudinėjimą ir sujunginėjimą visko. Ir čia yra toje skaidrėje matote kitus sprendimus, tarkim, kas liečia turinio valdymo sistemas, tai yra Drupal, Joomla, CMS, Made It Easy, Django netgi CMS, Trapid, kas yra Headless CMS parašyta ant Node.js. Kas liečia website builderius, tai žinot, turbūt gal yra toks Wixas, Shopify kažkiek eina į tą pusę, Squarespace, ClickFunnels, Webflow, tai koks gal labiau gal net vien no-code, jau platesnis, daugiau galimybių, Odoo, vos ne, visas biznio verslo sistemos open sourcinis atviro kodo sprendimas, kurį irgi galima naudoti kaip SaaS, tai čia Service as a Software, tai kaip paslaugą. Galima nusipirkti kaip paslaugą ir mokėti mėnesinį mokestį ir naudotis tais įrankiais. Galbūt ir toks sprendimas, nes mokėti bet kuriuo atveju reikės, ne? Jeigu turėsit savo WordPress svetainę, tai vis tiek reikės mokėti už domeną, reikės mokėti už hostingą ir jeigu dar naudosite kažkokius papildomus įskiepius, pluginus, tai gali irgi reikėti už juos mokėti. Tai susidėjus visiems tiems kaštams galima pasižiūrėti, galbūt yra kažkoks servisas, kurį aš galėčiau prenumeruoti. Aš pats, tai aiškiai, nieko neturiu, man niekas nepriklauso, bet noriu kažką turėti, tai aš jį prenumeruoju. Ir tokių sprendimų jau ir dabar matosi ir didėja, tarkim, ten visokie Patreon, Contribui, visokie sprendimai leidžia mums turėti kažkokią platformą, kurioje mes galim kažką daryti ir gal netgi užtenka pačiu pradžiu to. Tačiau, kur tas WordPress'as, ne? WordPress'as yra tam, kad galėčiau galbūt sujungti visus tos skirtingus sprendimus. Ne? Aš galiu turėti kažkokią vieną centrinę vietą ir domeną savo pagrindinį, į kurį visą laiką nukreipsiu savo lankytojus. Ir iš ten galima viską sujungti gražiai ir panaudoti gal netgi ir kitas paslaugas. Ką aš turiu omeny, kad nebūtina viską padaryti, visą funkcionalumą pastatyti vien tik tai ant WordPress'o. Tai čia pagrindinė idėja. Dabar kitas dažnai būna užduodamas klausimas, kas liečia WordPress'ą, tai kad kom čia skiriasi wordpressas.com ir wordpress.org. Tai atrodo, kad čia tas pats vardas, čia gal net ir tas pats dalykas. Tai tiesiog pasitikslinimui, kad wordpress.org yra organizacija, ne? Tai yra atviro kodo sprendimas palaikomas bendruomenės. Tai yra visiškai nemokamas kodas, kurį galima atsisiųsti ir įsidiegti į savo kažkur tai nuomojama hostingą serverį. Net ir lokaliai, ir kompiuterį įsirašyti ir naudoti. O wordpress.com tai yra toks sprendimas, labiau kaip paslauga, to pačiu hostingas ir to pačiu website'o tas turinio valdymo sistema plus builderis, kuris naudoja. Kažkiek labai panašus yra į WordPress.org atviro kodo sprendimą, tik tai jisai turi gal papildomų dar dalykų ant viršaus. Ir ta kompanija, kuri tą daro, tai yra Automatic, jinai pati dar irgi prisideda prie to atviro kodo vystymo WordPress'o. Tai irgi toksai kaip simbiozė gaunasi, mes naudojam kažkiek ir iš bendruomenės, kuri tiesiog visiškai be jokio atlygio dirba tiesiog savanoriškai, prisideda prie tobulinimo sistemos ir to pačiu Automatic pats irgi prisideda ir to pačiu dar Automatic kažkiek gal pasiskolina idėjų iš to, ką pati bendruomenė wordpress.org padarė. Tai vien tai žiūrint, kas būdavo anksčiau, aš atsimenu WordPress'ą nuo versijos 2. kažkiek iki dabar, tai jisai pasikeitė, pagrindiniai dalykai vis tiek liko dar tie patys, bet jisai juda į tą pusę, kad jisai labiau tampa į website builderį ir no-code kažkokį sprendimą, vietoj to, kad tiesiog liktų paprastas turinio valdymo sistemos sprendimas. Ir čia gali būti gerai ir blogai, priklausomai nuo to, ko mes ieškom. Šitą skaidrę, ką aš norėjau pailiustruoti, kad tarkim mes šiaip įsivaizduojam turbūt, ne, kad websaitai, jie tokie kaip atskiri puslapiai kažkokie, ne, aš turiu, tarkim, puslapį, tai websaitą, galbūt ten daugiau ten puslapių, ir jeigu yra, tarkim, domenas mano websaitas.lt, tai viskas turi tilpti tame mano websaitas.lt
domene, ne, tarkim, jo, po šito domenu visas tas turėtų sprendimas būti. Bet jau galima turėti ir subdomenus, kas būtų, tarkim, koks nors blog.manosvetainė.lt, ne? Arba ten visiškai kitoks, netgi gal ir kitos paslaugos, kito tiekėjo sprendimas. Ir mes visą tai galima sujungti nuorodomis, nes internetas yra tiesiog nuoroda iš vieno puslapio į kitą. Jo, čia klausimas, ar aš galiu tada turėti tą visą, ar galiu jausis kaip savininkas, ne kažko, nes galbūt jeigu aš naudoju kažkokį kitą sprendimą, kas yra prenumerata, galbūt ten planą pabrangins ir man jis nebetiks, arba ten aš neturiu kažkokių galimybių, ar yra kažkokie apribojimai, arba man reikia integracijos kažkokios, ne, ten dėl mano reikalingų kažkokių, šitą naudoju žodį kažkokių, nes iš tikrųjų labai neapibrėžta, bet gali būti įvairiausių poreikių ir jo, tie sprendimai gali skirtis. Ką mes įsivaizduojame irgi, kad daugiau norisi tokio turėti organizuotumo, kažkaip susidėlioti, kas yra kur. Ir kažkokia vis tiek mums paišosi, nenori kažkokia hierarchija, kas dažniausiai būna panašu į tokį vaizdą. Aš turiu website, kuris šakojasi kažkokias kitas skiltis. Tos skiltis dažniausiai būna gal net ir meniu punktai, navigacija. Ir kažkaip norisi, kad ir viskas būtų vis tiek surišta, ne? Kad galima būtų naviguoti pirmin atgal. Ir čia eina kalba apie tą informacijos architektūrą ir kaip ją teisingai sukurti. Teisingiausias būdas sukurti tai naudojantis tais visais user-centered design principais, ne? Kad mes patys nesugalvojame, tiesiog įmame ir darome tyrimą, išmokstame iš mūsų pačių būsimų tų lankytojų arba potencialių klientų ar netgi esamų lankytojų, kaip tą sistemą visą tą sustruktūrizuoti arba suorganizuoti visas tas dalis website. Tai galima, tokiais metodais kaip kortelių rikiavimas, card sorting, ne, ten yra atviras kortelių rikiavimas, uždaras kortelių rikiavimas, galima išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų mūsų vartotojai, mūsų būtent tas target audience, ne, tas žmonių tipas būtent masto, kaip jie organizuoja, susidėlioja mintise tą informaciją ir kaip jie norėtų ją matyti ir labiau jiems atrodytų kaip teisinga tokią navigaciją turėti. Tai gali skirtis nuo to, kaip mes tai įsivaizduojam. Aišku, kalbant apie paprastus saitus, kur yra tiesiog 4 puslapiai ar 3, tai visus tos puslapius galima sudėti tą viršutinę navigaciją ir čia tada eina kaip ir baigta kalba, nereikia kažko labiau kategorizuoti ar organizuoti, bet jeigu yra didesnis kažkoks projektas ir ten tų skirtingų įrašų ar ten kažkokių skirtingų tipų informacijos gali atsirasti daugiau, tai tada ateina toks klausimas, kaip man visą tai pateikti, nes yra meniu, submeniu, dar visai išsiskleidžia, gal ten kažkoks yra iš vis nuėjus dar papildomas contextual meniu, net kontekstinis meniu, kuris atsiranda tik tai tam tikrose vietose ir tam tikrais tipais ir taip toliau. Tai visą šitą dalyką yra sudėtinga iš karto numatyti. Ir tokie sprendimai kaip WordPress'as, jie jau turi, galbūt jau yra apgalvoję tam tikrus tos niuansus ir vis tiek pasitelkia yra iš tiek metų jau yra tas vystomas projektas ir prisideda žmonės, o būtent tie tinklaraštininkai, jie turi savo jau poreikius ir nusistovi tam tikros taisyklės, kaip kas turėtų būti organizuojama. Ir to pasiekoje automatiškai net ir svetainių lankytojai įgauna tokią kaip ir įprotį, išsivysto jiems įprotis matyti tą informaciją būtent taip pateiktą, nes įpratę jau taip matyti kitur. Tai toks automatiškai gaunas, kad vienas sprendimas jau kūrė, toks gaunas kaip uždaras ratas, ne, toks jis. Mes tikimės taip matyti, dėl to taip darom, mes padarėm taip, nes taip tikisi matyti ir taip toliau. Ir tada gaunas labai panašios struktūros ir tie puslapiai, dauguma ir tie standartai nusistovi. Ir WordPress'as būtent toks iš tų sprendimų, kuris jau turi nusistovėjus tokius tam tikrus standartus ir mes, kurdami savo website, neturėtumėm išradinėti dviračio, tiesiog paimti jau kažką, ką jau duoda WordPress'as, nes taip lengviau. Ir nereikės tada, nesukursim savo techninių kliūčių įgyvendinti tą projektą. Tiesiog bus lengva tai padaryti, nes jau yra taip numatyta. Taip, tiesiog prisiminkime dar kitą navigacijos tokį kaip ir būdą, kaip tai galima naviguoti svetainę. Tai yra per URL, per tą adresą, kurį rašome naršyklę. Arba netgi paspaudus Google paieškoje užsikrauna šitas puslapis, ne, ir jisai turi tas sudedamąsias dalis. Ir gali netgi pasimatyti pati navigacija, ar kaip jinai sustruktūrizuota net iš pačio
to URL struktūros, pačios URL struktūros, tarkim, žiūrint čia į tą violetinę dalį, aš atkreipiu dėmesį, ne, į tą City Vilnius, čia gal pamėginsiu dar papaišyti, ne, tarkim, aš matau vieną segmentą City, kitą matau Vilnius. Automatiškai aš galvoje susidėlioju, kad jeigu aš nutrinčiau šitą vietą, ne, nu visą šitą iš vis likusi URL ir paspaušiu Enter tiesiog ant šitokio puslapio, ne, aš tikėčiausi pamatyti, nu čia aš, ne, bet greičiausiai kiti žmonės irgi taip pat tikėtųsi pamatyti, sąrašą įvairių miestų. Gal nebūtinai Vilnius, gal bus ir Kaunas ir visi kiti atsiras kažkoks puslapis, ne, kuriame aš turėsiu pasirinkimus į kitus miestus. Tai reiškia, kad šitas yra toks kaip ir tėvinis katalogas, į kurį telpa kažkoks vienas miestukas. Ne. O šitas puslapis, būtent kuris atspindi šitą dalį, tos City, yra puslapis, kuris yra dinaminis, jis surinka kitus įrašus. Nebūtinai dinaminis, bet jis turi nuorodas į kitus įrašus. Tai jo, aš tiesiog taip įsivaizduočiau. Aišku, ta URL struktūra, jeigu įmant kitus projektus arba jeigu visiškai parašytas kodas yra nuo nulio, kažkieno kitos sprendimas galima sugalvoti ir kitaip kategorizuoti, kitaip rodyti tos URL ir nebūtinai taip turi būti, bet kaip WordPress'as veikia, aš jau parodysiu, kaip ten galima sudėti kategorijas, kaip galima sudėti hierarchiją tam tikro puslapių ir netgi nuo čia, aš sakyčiau, reiktų ir pradėti nuo URL struktūros, nes tada daug lengviau matyti visą architektūrą informacinę. Tiek tada gali navigacija būti geresnė. Ne? Taip, tai WordPress'e visiškai tik suinstaliavus WordPress'ą, kas yra be jokių įskiepių, mes turime du turinio tipus. Tai čia WordPress'as pats jos apibrėžia kaip page ir post. Tai jo, tiesiog reikia prisiminti, kom skiriasi, jeigu kažkada girdėjote ar domėjotės, gal prieš tai žiūrėt kokį webinarą, tai aš, man atrodo, kažkada trumpai užsiminiau ir jeigu taip įsiplėsti, tai reiktų visą laiką savęs paklausti, nu vis tiek klausimas iškils, kuriant website, ar man dabar reikia puslapį kurti, ar man reikia čia postą kurti, įrašą. Ir tada klausimas toks, o ar man reikės, kad ta informacija, kurią aš dabar supildysiu į tą URL struktūrą pasiekiama, kuri bus per tą URL struktūrą pasiekiama, ar man reikia puslapio, tarkim kaip City, kuris turės atsivaizduoti automatiškai. Ar man reikės to sąrašo puslapio, ar man reikės to archyvo puslapio, ar man reikės kažkaip jį kategorizuoti, kad galėčiau suskirstyti, arba kad lengvai galėtų vartotojai filtruoti tą informaciją pagal kažkokią kategoriją. Nes vis tiek filtras yra reikalingas tada, kai yra labai daug informacijos ir nori vartotojai ją šiek tiek sumažinti, jiems per daug jos, jis nori suvesti kažkokius filtrus, kad ją sumažintų. Tarkim, kaip pavyzdys yra elektroninėse parduotuvėse, aš nenoriu matyti visų produktų, gal man tik tai įdomus yra laptopai, ir gal tik tai Asus laptopai, o gal tik tai 15 ar 13 įstrižainės laptopai. Aš ją sumažinu tą mano pasirinkimo kiekį iki tokio siauresnio dalyko. Ir tie visi pasiūlymai, ką aš matysiu tą informaciją, būtent ir naudos kažkokias kategorizacijos sistemas. Tai čia WordPress'e tai yra kategorijos, kas yra priskirta prie postų. Kaip matote, pavyzdžiui, page, tai tokio dalyko kaip kategorijos apskritai neturi. Jisai toks tiesiog vieną kartą kažkoks įrašas sukurtas. Jisai gali turėti tą tokį tėvinį ir dukterinį, to tokį hierarchiją, kas yra, tarkim, puslapyje ir pagal URL struktūrą irgi tas matytųsi, bet jisai neturi to tokio lengvo kategorizavimo, kaip yra su įrašais. Ir įrašai tom ir skiriasi, kad jie turi galimybę kategorizuotis. Kategorijas gali irgi turėti tą hierarchiją. Gali kategorija būti kompiuteriai, bet gali tuo pačiu būti ir kažkokie, tarkim, subkategorija kaip laptopai, stacionarūs kompiuteriai ar ten kompiuterių priedai. Taip pat gali turėti ir tagus, kas primena tuos Instagramų hashtagus kažkiek, tai pagal tai, kaip jie veikia. WordPress'e visiškai be jokio papildomo programavimo, paspaudus ant kažkokio tago, išsifiltruos puslapyje būtent tie įrašai, kurie turi tą tagą, kurie naudoja tą tagą. Lygiai taip pat paspaudus ant kategorijos, nuorodos išsifiltruos visi įrašai, matysime puslapį puslapį, kuriame bus sąrašas tų įrašų, kurie turi tą kategoriją. O su pages, tai tokia galbūt pasiūlymas ir pastebėjimas, kada reikia to pages, dažniausiai tada, kai ta informacija nesikeis taip dažnai, kaip pavyzdys gali būti kažkoks apie mane puslapis, aš ten parašiau kažką apie save ir viskas, ir jisai ten toks liks, paspaudus apie mane, visą laiką užkaus tą patį puslapį ir jisai ten neturės kažkokio sąrašo kitų įrašų jame.
Kaip tuo tarpu gal kažkoks, tarkim, tinklaraštis ar blogas, paspaudus ant jo, aš matysiu naujausius įrašus pačiame viršuje, pagal nutylėjimą taip vyksta WordPress'e, o senesnius vėliau. Ir aš tada galėsiu naviguoti senesni, dar senesni, arba ten netgi atsiras, kaip Google puslapiuose yra tie skaičiukai 1, 2, 3 puslapiavimas, kad galėčiau aš pereiti kažkokius dar senesnius postus. Arba jos kažkaip turėčiau galimybę filtruoti pagal kategoriją ar tagą. Tai jeigu klausimas, ar man reikia, kad būtų kažkaip kategorizuojama, arba chronologiškai atvaizduojama, ar tai turi būti kažkur atvaizduota sąraše, tai jeigu tie visi dalykai taip, tai jo, man reikia kurti tiksliau įrašą, postą. Bet visą tai kitą atmetus, jeigu man to nereikia, visiškai čia tiesiog informacija, kuri turi būti pasiekiama per URL, tai čia tinka labai landing pages visiems, kontaktų page'ams, apie mane, visokie puslapiai ir taip toliau. Tikiuosi atsakiau šitą klausimą, jeigu kažkas dar norėtumėt, kad išsiplėšiau, parašykite apie tai. Bet aišku, visą tai parodysiu dar ir per WordPress'o dashboardą, kaip tą daryti. Pati logika, čia ta schema yra pasiskolinta iš wordpress.org, iš developeriams skirtos, programuotojams skirtos skilties, apie tai, kaip veikia WordPress'as ir kaip jį galima, kaip mes galime tą turinį iš duomenų bazės, kuris yra įmamas, kaip jį galima atvaizduoti skirtingai pagal skirtingus tam tikrus kriterijus. Tai aš pabandysiu tiesiog pagaidinti, kas yra svarbiausia ir kaip tai reiktų skaityti šitą diagramą. Nes, tarkim, jeigu aš ateinu į archyvo puslapį, tai reiškia kažkoks puslapis, kuris turi sąrašą, ir tada kokie komponentai užsikrauna, kokie skriptukai reikalingi. Jeigu aš kažkokius turiu kategoriją, tarkim, tas archyvas yra su kategorija, tai aš tada užkraunu kategorijos archyvą. Jeigu kategorija ten turi dar pagal ID, kažkokį, tai čia pagal slug ar pagal ID, ir tada einame, aiškiai, į kategorijos puslapį. Jeigu aš tų puslapių tokių nesu pasikūręs tų šablonų, tai aš tada tiesiog imsiu tą defaultinį index puslapį. Ir taip galima tiesiog eiti ir žiūrėti. Tai pagrindė, kas išsiskiria, jeigu žiūrint į pačią WordPress'o svetainės tą branduoliuką, kaip jisai veikia, tai yra archyvo puslapis, yra 404, aiškiai, jeigu aš kažką suvedu URL ir tokio įrašo nėra, tai man užkraus tą 404 klaidą ir pasakys, nieko neradau, galbūt kažkur pasiklydote. Tai toks puslapis yra. Yra search'o, paieškos puslapis, kuriame bus atvaizduojamas tas input fieldas, kuriame galima įrašyti kažkokį tai terminą, pagal kurį išfiltruos ir tos kitus įrašus. Tai irgi tam tikras dinaminis puslapis, kuriame bus tie paieškos rezultatai. Tada turime tokį įdomų sprendimą. Gali single būti ir page, taip anksčiau būdavo. Tai kad single reiškia, tai mes turime vieną įrašo template'ą, kaip atrodys ta informacija, būtent paspaudus ant kažkokio posto, ant įrašo. Ir kitas template'as, kaip paspaudus atrodys informacija ant to statinio page puslapio. Jeigu tų atskirų template'ų nėra, jie gali, jeigu tų failų nėra tam temos visokie šablonų failiukose, čia jau šneku labai gal techninę kalbą, bet developeriai tuos dalykus turėtų žinoti. Tai tiesiog įmamas naudoti kitos failiukas, kuris vadinasi singular.php, tada tiek postas, tiek page'as gali atrodyti vienodai. Ir jeigu to net nėra, tai irgi einam į tą defaultinį index į PHP. Dar to pačiu turime ir tą homepage'ą. Tai gali būti visiškai statinis puslapis, gali būti ir naujausius įrašus atvaizduojantis puslapis. Ir dabar su šiuolaikiniu to WordPress blokų temų arba website builderių integruotų irgi galima keisti tą homepage'ą visiškai nepriklausomai nuo PHP failų. Tai galim visą tai daryti per dashboardą. Tai eina link tos pusės WordPress'as, kad mes galime be programuotojų pagalbos patys spaudinėdami mygtukus susidėlioti template'us arba struktūras tuose skirtingose 4 puslapiuose pagrinde. Archyvas, single, page, home, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puslapiai. Jeigu mes 6 puslapius, 6 šablonus pasiruošiam tą dizainą, kaip tai turėtų atrodyti, tai užtenka ir mes jau kaip realiai padengėme visą tą WordPress'o funkcionalumą. Aišku, jį galima dar skirstyti pagal skirtingus ten, tarkim, ar tas įrašas priklauso tai kategorijai, jeigu būtent tos kategorijos įrašas, tada dar kažkoks template'as kitoks, jeigu ten kažkoks visiškai netgi pagal ID gali atrodyti visiškai kitaip. Ir netgi individualiai, tai net nepririšus dinamiškai galima kiekvieną šabloną naudoti unikaliai. Tarkim, jeigu man reikia kažkokių landing page'o
kuriame nėra nei headerio, nei footerio, aš galiu tą tokį įvaizdį susidėlioti, spaudinėdamas mygtukus, naudodamas tos blokus. Ir tiek. Tai va, tokia teorija. Į ką reikia atkreipdėmėsi, tiesiog darant website, kad va, reikia numatyti va, tos 4 skirtingus, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet galima ir sumažinti, ne, jeigu tas būtų vienas, tai ne, tiesiog 4 per 6, nuo 4 iki 6 skirtingų puslapio pateikimų. Aš nekalbu apie tos individualius patternus arba ten tos detalės, kurios gali atrodyti skirtingai ir turėti skirtingą unikalų dizainą. Bet čia daugiau eina kalba apie tai, kaip tas layoutas atrodys, ne? Kurioje vietoje bus navigacija, koks bus footeris, gal headeris skirsis, gal ten kažkoks baras atsiras kažkokiuose įrašuose, gal kažkur paieškos forma, gal kažkokie filtrai ir taip toliau. Visa ta struktūra yra aprašoma būtent tose failiukuose, jeigu naudojame tiesiog temą kažkokią atsisiuntę. Bet mes naudosime patys savo, sukursime savo temą realiai nuo nulio. Tai tikslas būtų kažkokį va tokį website susikurti, bent jau homepage'ą, tas dalis ir kažkokią basic visiškai paprastą navigaciją. Paspaudus, pereitumėm kitą URL ir galėtumėm taip judėti, naviguoti. Aišku, gali ta pati navigacija atsikartoti ir apačioje footeryje, gali jinai skirtis, gali būti ta tokia, kur mažiau svarbus puslapiai turi nuorodas čia, gali atsirasti socialinių tinklų ikonėlės, kurias ves į tokius jau išorinius puslapius, ne tam pačiam WordPress'e ir taip toliau. Tai jo, tikslas toks. Aš manau, kad galima būtų pereiti prie demo ir parodyčiau, kaip veikia visa ta sistema. Taip, tai tada atsidarau aš būtent tas sprendimas local, kurį aš naudojau. Aš gal tiesiog paimsiu dabar ir save išjungsiu, kad nesimaišyčiau, nes gali prireikti tame kampe matyti kažką. Aš sukursiu naują saitą, tiesiog visiškai nuo nulio. Pavadinsiu jį WordPress New Site. Visiškai pasirenkam, kas yra parinkta, nieko nereiks spaudinėti. Aš čia tiesiog susikuriu administravimo username, tai tiesiog admin, password bus tiesiog password. Čia pas mane lokaliai kompiuterį, man nieko nereikia labai sudėtingo galvoti, nes nieks neturės prieigos šitą website, aš tik tai galėsiu jį pasiekti. Ir matote, dabar instaliuoja servisus, čia tai dar suvesiu savo Maco password. Ir instaliuos WordPress'ą, įdėks, sukurs lenteles dombazį, matysime visus tos dalykus. Kas įdomu su šito įrankiu, kad aš galiu automatiškai daryti one-click administravimo nuorodą. Tai įjungus šitą, aš pasirenku, kas bus per administratorius, adminas, šiuo atveju tik tai vienas. Ir tada aš turiu tos du mygtukus, kur vienas atidarys saitą, kaip atrodys browseryje, naršyklėje, lankytojams, o kitas eis tiesiai į dashboardą. Tai aš tada einu tiesiai į dashboardą. Ir matau Welcome to WordPress šitą versiją ir čia kažkiek yra ir tų paaiškinimų, ką toliau reiktų daryti. Aš dabar visiškai nieko nespaudinėsiu, nieko nekursiu, tiesiog noriu pasižiūrėti, kaip atrodo visiškai plikas instaliuotas WordPress'as. Ir mes turime tą 24 metų, šių metų naują blog theme. Ir automatiškai turime sukurtą kažkokį sample page, kuris parodo, kokie blokai, kokios galimybės, netgi be jokių papildomų įskiepių. Pačioje turime navigaciją, footer meniu ir čia yra tasai pranešimas, kad mes naudojam WordPress'ą. Čia galima įsidėti logotipą, o čia yra paprasta navigacija. Tai pirmas dalykas, ką galėtume pasidaryti, tai savo appearance ir themes pamatyti, kad yra ir kitų temų. Pasijunginėti, pasižiūrėti, kaip jos kitos atrodo. Nes dabar aktyvi yra būtent šita, nes matos, kad active ir tas juodas mygtukas ir mygtukas customize leidžia mums įeiti į website'o kontroliavimą arba į website'o tų template'ų redagavimą, ne tik template'ų, bet ir navigacijos, ir stiliaus, ir netgi puslapių kūrimą, ir patternų kūrimą. Jo. Bet jeigu eitumėm ir pamatytumėm kitą įsijungti temą, aš daug senesnę noriu įsijungti ir kad parodyčiau, kaip atrodydavo anksčiau, tai yra 2022, tai 22 metų WordPress'o tema. Ir paspaudęs Activate, aš perjungiu temą. Ir įėjęs čia, tiesiog paspausdamas tą mygtuką, pamatyti, kaip atrodo lankytojams mano svetainė, matosi visiškai kitoks vaizdas. Netgi tas pats sample page, jį nuėjus,
naudoja tą patį turinį, ne, bet jisai atvaizduotas yra būtent pagal tos temos numatytą dizainą. O kaip tą dizainą pamatyti, kaip čia kas numatyta, nes kas eina į tą dizainą, aišku, eina spalvos, išdėstymas, šriftai, visos proporcijos, ne. Aš per daug nenoriu plėstis į dizainą, galbūt ateityje būtų netgi dedikuotas kažkoks webinaras apie tai. Mes šitame labiau apžvelgsime pačią struktūrą, tas nuorodas, ne, kad paspaudus ant sample page, matote, URL yra /sample page, ne, užkrauna būtent šitą puslapį. Ir kitų įrašų, dar yra tas hello world, ne, bet paspaudus hello world, ant šito, man rodo /hello world. Ir dabar kaip atskirti, kas čia yra, ar čia postas, ar čia puslapis, ne, nes ant abiejų paspaudus iš URL nelabai galima pasakyti. O iš tikrųjų, jeigu nueitumėm į tą dashboardą ir pasižiūrėtumėm, yra šone meniu pages ir yra posts, ne, aš nueisiu pirmiau į pages, tiesiog paspaudžiu all pages arba tiesiog ant čia pages ir matau, kad jau yra 2 puslapiai sukurti, vienas yra privacy policy, kas yra dar nepaskelbtas, yra draft tam juodraščio būsenoj, o kitas yra sample page, kas jau paskelbtas matosi, ne, net published kada ir taip toliau. Tai reiškia, hello world buvo ne puslapis, ne, o greičiausiai postas. Nueisiu į post ir pamatysiu, kad jo. Hello world yra postas, kuris turi kategoriją uncategorized. Reiškia, nepriskirta jokia kategorija. Ir dėl to aš ant jo paspaudęs, čia įsijungia, aišku, redagavimas jo, naudojame tą bloko redaktorių. Ir čia aš tiesiog galiu keisti informaciją, ne, tiesiog paimsiu ir parašysiu pakeičiau. Ir paspausiu viršuje update, kad atnaujinčiau šitą įrašą. Spaudžiu update. Čia man pranešė, kad šone, ne, pranešimas, kad jau update'ino, spaudžiu view post, mane kaip tik nuneša į hello world, bet jau antraštė sako ką kitą. Antraštė tai yra ta, ką aš jau dabar pakeičiau. Tai yra turinio keitimas, ne, bet kaip ta kategorija, kaip jinai atsivaizduoja. Nes jeigu aš norėčiau priskirti kažkokiai kategorijai, tai pirmiausia, aš turiu susikurti kažkokias kategorijas ir jas kažkaip tai sugrupuoti. Ne. Tai jeigu grįžčiau atgal į tą dashboardą ir tiesiog paspaušiu ant posts arba užvedus pelę, tiesiog, ne, aš matau, kad yra dar keletas tokių subkategorijų navigacijos, kad aš galiu nueiti ir kurti naują įrašą iš čia paspaudus, ne, grįžtu atgal, kad to nenoriu daryti, bet tuo pačiu turiu dar ir prieimą prie kategorijų ir tagų. Tai paspaudus ant kategorijos, aš matau, kad kol kas tik tai yra viena kategorija sukurta uncategorized. Tai visi įrašai, kuriuos aš kursiu ir jeigu aš jokios kategorijos nepriskirsiu, tai patampa nekategorizuoti. Jo, pakliūna po šitą kategoriją uncategorized, kad ir kaip keistai tai skamba, kategorija uncategorized, bet taip jau yra sudėliota visa sistema. Tai jeigu aš norėčiau, tarkim, pasakyti, kad aš noriu turėti kategoriją savo įrašų, kuriuose aš šnekėsiu apie savo paslaugas, ne? Tai aš tiesiog ir vadinu paslaugą. Tarkime, esu kažkoks specialistas ir man reikia paslaugos. Paslauga su aišku, ne? Ir dabar, aišku, čia tas slug, netgi paaiškinimas yra, kad yra URL friendly version of the name. Tai jeigu paslauga turėtų, jeigu aš kategoriją turėčiau, tarkim, paslauga mano, ne, būčiau parašęs, tai jisai turi tą kategoriją pavadinime tarpą, tai slug automatiškai susigeneruotų paslauga brūkšniukas mano, ne, kad URL galėčiau aš įvesti. Bet jeigu aš nieko nerašau ir tiesiog palieku tarpą, tai automatiškai taip ir padarys. Tik tai jeigu man nepatinka, aš ten, tarkim, turiu daugiau tų žodžių ir noriu konkretų turėti, tada per čia galiu tą valdyti. Kol kas aš tiesiog paliksiu paslaugą. Ir nieko daugiau nedarysiu. Kaip matome, čia dar turime galimybę nustatyti, kas bus tėvinis, kokia bus tėvinė kategorija. Galbūt po paslaugomis aš galėsiu išskirstyti skirtingas paslaugas. Gal bus kažkoks, tarkim, gerai, ten užsiemam, tarkim, dizainu ir programavimu. Net viena paslauga bus dizainas, kita dizaino paslaugos ir kitos paslaugos bus programavimo paslaugos, tarkim. Tai aš tada galėčiau sukurti tos dukterinius. Kol kas spaudžiu add new category ir jinai atsiranda čia. Ne? Ir netgi slug susikūrė paslaugą, net matosi. Jeigu daryčiau edit, automatiškai matosi, kad jau tas slug yra paslauga. Tai dabar nieko kaip ir neatsispindės visiškai čia, bet tarkim, jeigu aš darysiu naują įrašą, ne, visiškai naują postą, aš norėčiau tada pasirinkti būtent, kad aš noriu kalbėti apie savo paslaugą. Tai išskleidus šone meniu, jeigu jo nematote, čia yra toksai
mygtukas ikonėlės settings, jis išskleidžia tą šoninį meniu. Šiek tiek pavažiavus į apačią, matos kategorijos, tagai, featured image ir taip toliau. Tai aš norėčiau parinkti kategoriją, nes tiesiog įskleidžiu pažymiu paslaugą, rašau savo paslaugą, tarkim, konsultacija, ne? Ir čia, aišku, galim kažką dar daugiau parašyti, papildomai, ten kiek ten kas kainuoja ir taip toliau, ten visą, apie ką konsultacija. Visus tos įrašus galima tiesiog blokus pasiekti per plus rašyti. Ar paveikslėlio reikia, ar paragrafo, ar headingo. Aš apie bloko editorių jau šnekėjau, tai nesikartosiu, mes čia dabar eisim labiau į tą tokią struktūrą, kaip minėjau, ne? Tai tiesiog parašysiu tekstas, ne? Paprastas paragrafas. Ir aš jų galiu turėti 4, čia tiesiog kaip Word'e, įimu ir keitalioju. Spaudžiu Publish, nes aš noriu jį publikuoti, automatiškai man išmeta dar tokį preview, šiek tiek šonį, ar tikrai tu nori publikuoti, taip tikrai. Ir jo, spaudžiu Publish. Susikūrė įrašas, aš galiu nueiti ir pamatyti tą įrašą. Aš matau, kad aš nueinu į konsultaciją ir matau, kol kas URL net irgi nesimato jokios kategorijos. Tiesiog tiesiai į konsultaciją eina. Ką norėjau atkreipdėmėsi, kad kol kas irgi neaišku, ar čia yra postas, ar yra puslapis, nes URL eina tiesiai į pavadinimą, konsultaciją. Bet nuėjus į homepage, aš jau matau, kad jau turiu netgi 2 įrašus šitame pagrindinėme puslapyje, tai yra vienas konsultacija, kitas pakeičiau, tai prieš tai, kas buvo Hello World. Tai reiškia, naujausi įrašai visą laiką atsiranda viršuje. Ant jo paspaudęs aš matau tiesiog tą template'ą. Jo, iš tikrųjų, aš dabar noriu dar kitą padaryti variantą, grįžti atgal prie 2024 temos. Tai tą lengva padaryti, tiesiog aš paimu į Naino Appearance Themes ir perjungiu tą naują temą. Ir kas įdomu, kad aš galiu nueiti irgi taip pat į homepage, paskrolinti šiek tiek žemiau, aišku, aš čia matau daugiau visokių paveikslėlės, hero, ten visokie dar papildomi tekstai, dar žemyn ir dar toliau paėjus matau, kad yra naujausi įrašai atvaizduoti būtent taip. Tai tą atvaizdavimą apibrėžia būtent to homepage'o pagrindinio to puslapio template'as. Mes jį vėliau galėsime pakeisti, jeigu mūsų tikslas yra padaryti paprastai, tai mes panaikinsime kitus dalykus ir pasidarysim atskirą savo. Jo, bet kaip įdomu, kad tarkim anoj temoje aš nemačiau kategorijos, bet šitoje aš matau, kad yra ir pavadinimas, bet šone šiek tiek netgi ir data ir dar tuo pačiu, kas sukūrė įrašą ir kokiai kategorijai jisai priklauso. Tai aš matau, kad pakeičiau visgi tas, kur buvo Hello World, yra uncategorized, o konsultacija yra sukurta paslaugos kategorijai. Paspaudus ant paslaugos, aš dabar matau netgi atskirą URL, kad yra category/paslauga. Ir čia yra tas sąrašo puslapis jau išfiltruoja būtent tik tai paslaugas. Tik rodo įrašus, kurie turi kategoriją paslauga. Kol kas tik tai yra vienas, dėl to aš matau konsultaciją. Paspaudęs ant konsultacijos, nueinu į konsultaciją. Tai šiek tiek norėčiau gal netgi padaryti ir už URL labiau aiškesnį tokį pasiekimą to resurso, to įrašo, kad jisai man URL irgi matytųsi. Nes aš gal netgi norėčiau, kartais gali žmonės irgi sugalvotų paimti ir sakyti, aš noriu pamatyti visas kategorijas. Tiesiog ištrinu paslaugos, spaudžiu Enter ant kategorijų ir visgi, reiškia, aš šito puslapio tokio kaip ir neturiu. Ką man čia užkrovė, tai yra tas 404 template'as, kuris pasako, kad tokio įrašo nėra. Čia vėliau galite pabandyti bet kur į website nuėję, tiesiog po slash'o, iš karto po domeno, belia ką parašykite, jeigu katinas prabėga per klaviatūrą, spaudžiat Enter ir žiūrite, ką užkraus. Ir greičiausiai užkraus kažką tai, kas neegzistuoja, tai bus 404. Ir mes tokius puslapius jau turėtumėm irgi gal kažkiek įdomu būtų ir dizainą kažkokį įdomesnį padaryti, tokį kažkokia iliustracija įdomi ar kažkas tokio, kad būtų staigmena pamatyti kažkam tokį puslapį. Aišku, čia nėra būtina, bet tiesiog galimybė, galima pasikeisti tą template'ą. Tai taip, tai dabar kaip kontroliuoti tos URL? URL kontroliavimas yra apačioje per settings ir mes tokį turime nustatymą permalinks. Aš tiesiog einu per dashboardą, settings, permalinks ir čia yra jau WordPress'o galimi struktūros, URL struktūros nustatymai. Pagrindė dabar matote parinktas, kad iš karto tiesiai rašo post name, be jokio papildomų kategorizacijų. Gali turėti tiesiog klaustukas P, kas reiškia turiu postą, lygų ir tada tik tai ID postą, kas iš tikrųjų nėra labai gerai SEO, žiūrint iš SEO pusės,
Ir nedaug kas sako useriams, ne, jeigu aš pasidalinčiau tokią nuorodą, čia kažkas gal sakytų, kas čia per dalykas, ne, kas atkreipia dėmesį į nuorodas. O jeigu pasidalinu su /sample post, aš net įsivaizduoju, kad tai bus kažkas apie kažką jau tą nuorodą. Aš galiu iš nuorodos spręsti, apie ką bus turinys. Ką aš pats mėgstu daryti, tai yra susikurti savo custom struktūrą, būtent tokią, kokią aš norėčiau. Ir čia netgi yra tie available tags, ką aš galėčiau įdėti į tą struktūros, į tą URL struktūrą. Ne? Tai dabar matau, kad yra kintamasis toksai, jisai naudoja tos procentus ir post name. Tai čia, aiškiai, bet koks bebūtų to įrašo pavadinimas, title tas vadinamas, čia jisai taip ir atsivaizduos po slash. Bet prieš visą šitą aš norėčiau gal turėti dar ir pavadinimą kategorijos. Ne? Tai aš tiesiog pasimsiu ir paspausiu čia, padėsiu kursorių pelės prieš tą slashą ir spaudžiu dar ant kategorijų. Ir man prideda dar kategorijų. Aišku, dar galim ir kitų čia dalykų pridėti, bet nebūtinai. Tai mėgstamiausia struktūra, greičiausiai man tokia yra mano. Aišku, čia dar galim kontroliuoti netgi ir kaip kitaip atrodo tie kategorijų base ir tag base. Kol kas aš palieku kaip yra, nieko nekeičiu, kad pamatytumėm, kas gausis jau iš to pakeitimo vieno. Ne? Save changes. Einam vėl į pradinį puslapį, suskrolinu į apačią, žiūriu, kas tenais yra. Plačiau, ne plačiau, tose pakeičiau, ne, jis vis tiek yra uncategorized, bet jeigu aš dabar ant jo paspausiu, matosi URL, kad yra uncategorized ir tada hello world. Jeigu paspausiu ant konsultacijos, matos, kad tai yra paslauga, konsultacija. Ne, ir jeigu aš nutrinčiau konsultaciją ir paličiau tik tai paslaugą, aš jau automatiškai patenku į paslaugų sąrašą. Ne? Tai kad būtų įdomiau pamatyti tą dinaminį puslapį būtent tų paslaugų, aš dar vieną sukursiu paslaugą, tiesiog dar vienas postas, parašysim, ne, gal, nu jo, dar vieną paslaugą, tarkim, mokymai, ne, kažkokie mokymai gali būti. Jo. Papildomas turinys. Aš nesigilinu į patį turinį, čia galim tiesiog pridėti bet ką, tekstą, paveikslėlius, ką tik nori, bet svarbiausia dalis dabar yra paslauga, ne? Kaip mokymai variantas ir paspaudžiu publish. View post. Ne? Matosi, kad eina į paslaugą mokymai. Jeigu aš einu į paslaugą tiesiog, tai aš dabar tikiuosi pamatyti jau du dalykus, ne? Ir mokymai, ir konsultacija. Ir tie puslapiai, taip WordPress'as jau daro automatiškai, man nieko nereikia programuoti, tai yra jau padaryta. Tiesiog taip naudojantis juo galima susikurti tokius puslapius. Dabar jeigu aš norėčiau dar kategorizuoti giliau, ne, tai aš tiesiog imsiu ir dar naisiu į kategorijas, nainu į posts ir kategorijas ir aš tarkim noriu dar turėti kažkokių dukterinių būtent paslaugos kategorijų. Paslauga gali skirstytis į kažkokias kitas paslaugas, ne, tai gali būti dizaino kokia paslauga ir gali būti programavimo paslauga, ne, tarkim. Aš nežinau, čia galite savo sugalvoti struktūrą, ką jūs patys užsiėmate ir kaip norėtumėte skirstyti. Tai aš tiesiog pavadinu dizainas ir pasirenku paslaugą. Tiesiog save category. Matosi netgi čia iš tokio brūkšniuko, kad jisai patenka po paslauga. Ne? Dar vieną sukursiu programavimas. Irgi ta pati paslauga, parinkta, spaudžiu add category. Ir kiek galima giliai eiti, tai čia priklauso nuo to, kokią jūs norite struktūrą matyti. Ne? Prisiminus tą skaidrę su tais puslapiais ir tom nuorodom, tą tokią hierarchiją, tai realiai galima susikurti kategorijomis įrašams hierarchiją. Ir atitinkamai susikurs sąrašas paslaugų, sąrašas būtent puslapių, kur yra tik tai programavimas, kur tik tai dizainas ir taip toliau. Tai aš dabar pamėginsiu dar sukurti įrašus, kurie priklausys būtent toms subkategorijoms, nevadinamos, nes dabar tik tai turiu įrašus, kur yra du ir abudu yra paslauga. Tai mokymai nei dizainas nėra, konsultacija irgi nei programavimas, nei dizainas, ne? Bet aš noriu, tarkim, kažkokį tai website kūrimas, tarkim, ne? Tai būtų dizainas vienas, o kitas būtų website programavimas, tai būtų programavimas. Tai sukursim, tarkim, šitokį postą, įrašą, svetainės kūrimas. Ne? Ir aišku, aš noriu priskirti, kad čia būtų kūrimas iš tos pusės, kad aš noriu, kurių neprogramuoju, bet dizainą darau. Ne? Ir automatiškai galima uždėti dvi kategorijas, nes vis tiek dizainas priklauso paslaugai. Jeigu aš noriu, kad mano įrašas būtų randamas ir visose paslaugų archyvose, sąrašuose, tai irgi geras būdas yra taip kategorizuoti ir uždėti. Spaudžiu publish, einam į postą. Ir matosi pagal URL, kad yra
paslauga, bet kur dingęs yra URL, kad yra tai dizainas, ne? Tai irgi galima eiti ir pamatyti, kažkaip padėlioti permalinks kitaip. Ir čia, aišku, mes to jau nebeturim, nes automatiškai turėtų būti kažkoks dar vienas kintamasis, ne, kaip subkategorija ir taip toliau. Jo, čia tokia jau atsiremiam šiek tiek į limitaciją. Tai reiškia, vienas gylis paprasčiausias tinkamas, jeigu mes norime daryti URL struktūras tokias. Bet jeigu žiūrint iš tos pusės, kaip aš galiu filtruoti ir kaip galiu skirtingus template'us kurti, tai atsiranda galimybė jos skirtingai atvaizduoti. Tai paspaudžiu ant svetainės kūrimas ir matau, kad tai yra vis tiek InDesignas, paslauga. Ne? Tai čia angliškas dar tekstas, nes mano WordPress'o instaliacija yra angliška, galima paskui įsidėti lietuvių kalbą. Ir aš jeigu paspausiu ant dizaino, matysis išsifiltruos tik tai svetainės kūrimas, kas priklauso dizainui. Bet jeigu aš paspausiu ant paslaugos, tai aš matysiu ir svetainės kūrimą, ir mokymus, ir konsultaciją. Ne? Tikiuosi, aišku, kaip iš tikrųjų reiktų kurti tą struktūrą. Jo, ačiū Mega kompiuteriai už tai, ką rašote, nes smagu, kad naudinga informacija. Tai dabar einam gal tiesiog dar palyginimui, ne? Įrašai ir tie puslapiai. Tai puslapio kūrimas yra irgi labai panašus į kaip ir posto kūrimas, aš galiu jį kurti per šoninį meniu arba lengvesnis variantas netgi užvedus pelę ant to pliuso ir pasirinkti page. Ja. Čia man dar gali pasiūlyti kažkokį tai template'ą naudoti, šabloną, jeigu aš noriu viską padaryti nuo nulio, galiu išjungti ir rašyti savo puslapį. Tai tarkim, aš noriu sukurti kontaktų puslapį. Ja, kontaktai. Ir aš čia gal parašysiu savo, tarkim, telefonas, jeigu noriu, kad man skambinėtų naktim, ir e-mailas, jeigu noriu, kad spamą gaučiau. Aišku, yra kitų būdų, kaip gauti kažkokį tai grįžtamą į ryšį, ne, per website, ne pateikiant savo asmeninių telefonų arba e-mailų. Bet tarkim, ne, jeigu jūs norite, kad jums skambinėtų, turite savo darbinį kažkokį numerį, kuris išjungtas tuo metu, kai miegate ir savaitgalis irgi neatsiliepinėt, tai jau čia toks vienas variantas. Tada matosi, kad šoninė meniu, nebėra tų kategorijų, nebėra tagų. Ir vienintelis dalykas, jeigu aš įskleisiu page attributes, tai yra parent. Tai jau būtent toj vietoj mes galime tą tokį ilgą URL struktūrą susikurti, jeigu mums to reikia, ne, naudojant tos parent. Bet čia tik tai apie URL šnekam. Iš tikrųjų, meniu sąrašas gali jisai nepriklausyti nuo to, kaip ir URL padaryta. Gerai, aš gal šiek tiek nukrypau, einu, pabandysiu publishinti, pažiūrėsim, kokia URL automatiškai susikūrė. Ir beje, jeigu jums nepatinka, ne, kad pavadinimas yra kontaktai, o šitame URL norėtumėt turėti kažką kitą, tarkim, gal susisiekite su manim, ar kažkoks ilgesnis, ar būt labiau įdomesnis pavadinimas, nes tai irgi matysis, jeigu indeksuos paieškos tie varikliukai, kaip Google, Bing ir visi kiti, tai irgi matysis tas URL paieškos rezultatuose. Tai galima jį pakeisti. Ir netgi postą irgi galima pakeisti individualiai, paspaudus edit page ar edit post, jeigu ant posto. Šone, matote, toks yra URL nustatymas. Ant jo paspaudus galime paimti ir rankiniu būdu įrašyti URL, kokį norite. Tai aš, tarkim, susisiekite. Ne? Geriausia nedaryti jokių tarpų, jeigu jau norite 2 žodžius rašyti, tai tada susiekite su manimi, tarkim, tai geriau daryti tos per brūkšnelį su manimi. Ja, tai tarkim, šitą pakeitus aš darau update ir pasikeis ir tas vadinamas URL permalinkas. Automatiškai atsirado netgi navigacijų kontaktai. Aišku, aš to neprašiau, bet kaip yra suprogramuota ar kaip sudėliotas tas šablonas 24 metų temos, tai jisai būtent taip ir veikia. Postai neatsirado, bet atsirado tie statiniai puslapiai. Ir paspaudus ant kontakto aš matau tą informaciją. Tai puikiai naviguoja. Dabar, jeigu norėčiau, kad nebūtų kontaktai, o galbūt kontaktai būtų tik tai apatinėme meniu, ne, kad manęs gal labai taip nespamėtų su e-mailais ir neskambinėtų labai, jeigu taip, kad nebūtų taip lengvai randamas, ne, gal yra kažkokia svarbesnė informacija, kurią aš noriu rodyti, tarkim, paslaugos, ne, bet kurio čia net nėra tame meniu, o norėčiau, kad būtų, tai galima atskirai valdyti meniu
įrašus nuo to, kaip yra sukurta struktūra, arba kokie yra puslapiai, arba kokie postai. Tai kaip dabar pasiekti tą navigacijos valdymą? Kadangi naudojame tą naujausią temą ir jisai naudoja tą edit site, pilno saito valdymą, iš tikrųjų ateityje vien tik tai toks ir bus saito valdymas, aš taip spėju, senos temos netgi gal nebebus palaikomas naujusniam versijam ir tik tai block themes bus palaikoma ir visą tai eina į tą pusę, kad visus navigacijos dalykus arba puslapį netgi kūrimus galima daryti per čia, ne? Nes aš galiu daryti ir per dashboardą nuėjęs, o per šitą senąjį WordPress'o, aš vadinu senąjį, kad jisai buvo nuo seno labai panašiai visą laiką. O tas šita aplinka, kaip dabar atrodo, jinai tokia pakankamai nauja dar. Tai aš galiu daryti ir per pliusą, ir per šoną, ir dar to pačiu per šitą site editinimą. Jeigu esu kaip lankytojas, spaudžiu edit site, grįžtu čia, čia navigacija gali būti šiek tiek sudėtinga, reikia grįžinėti atgal, čia tokia labai jau viena į kitą sujungta, tokia nested, nežinau kaip čia būtų išvertus lietuviškai, bet labai vienas supintas su vienas su kitu. Tai tarkim, iš dizaino pusės galima kurti puslapius čia, o navigacijas atsidarius matote, kad galima keisti čia. Ir netgi ir pridėti kažką, jeigu norėčiau, tarkim, kažką paredaguoti. Tarkim, šitą navigaciją norėčiau pavadinti, kad čia yra top navigacija arba headerio navigacija. Aš tą galiu padaryti tiesiog parinėjimindamas. Navigation, tai aš tiesiog man gal toks labai apibrandintas, norėčiau kažką konkrečiau, tai aš tiesiog pavadinsiu tai top meniu. Nes aš žinau, kad konkrečiai jis visą laiką bus viršuje, tai top meniu vienas iš pavadinimų gali būti. Nes tų navigacijų galima sukurti daugiau. Aš galiu sukurti dar vieną navigaciją, kuri bus apačioje ir vadinsis footer meniu. Parodysiu, kaip tą galim vėliau padaryti. Taip, tai dabar kaip tą redaguoti? Spaudžiam šitą paslėptą tokį, šiek tiek atrodo paslėptas, nes nežino, tai reiktų spėti, kad reikia paspausti šitą ikoną, kas yra pieštukas. Ir atsidaro toks kaip ir block editorius vėl, kažkiek atrodo irgi gal neįprastai. Ir atrodo, kad visas turinys dingo, liko tik tai šitie, bet čia toksai tiesiog valdymas dabar kol kas ir jisai taip tiesiog daromas. Tai aš esu tam template partė, kuris vadinasi top meniu, šitas meniu ir šitas mano meniu yra sudarytas iš page list. Irgi turi toks techninis terminas, WordPress'o terminas page list, tai reiškia toks dinaminis kažkoks komponentas, kuris automatiškai atvaizduoja visus puslapius, kuriuos aš sukūriu. Aš net neprašiau, kad kontakto atsirastų meniu punktas, bet jis automatiškai atsirado vien dėl to, kad yra pats meniu tas viršutinis, kurį pervadinau, naudoja page list. Aš galiu tą pakeisti ir lengviausia tą padaryti tiesiog išskleidus šoninį meniu ir vietoj page list kažką kitą paimti. Gal aš noriu individualiai susidėlioti savo nuorodas ir aš paimsiu dabar ir tiesiog padarysiu tokį dalyką, kad paimu ir ištrinu. Dingsta visiškai navigacija. Paspaudžiu save ir dabar jeigu netgi naičiau į puslapį, kaip matytų lankytojai, vis tiek kažkodėl tai jisai dar rodo. Geras. Kodėl rodo? Nes aš nieko nepridėjau, nepakeičiau. Man reikia kažką pridėti, kad bent jau kažkas pasikeistų, nes gaunas neuždetektina, neaptinka pokyčio. Tai aš grįžtu atgal ir į navigaciją dabar išskleidęs pridėsiu, paspausiu pliusą. Į pačią navigaciją aš tiesiog paspaudžiu navigacijos, paspaudžiu pliusą. Arba galima pliusą spausti čia. Ir man išmeta tokį irgi meniu, kas anksčiau būdavo WordPress'e gal patogiau, bet dabar toksai kažkiek dalykų, kurie yra paslėpti. Aš galiu čia spausti slashą ir tiesiog bandyti atrasti kažkokį puslapį, kontaktai bandyti rašyti ir kažkas iškris, arba tiesiog iš karto jau pasirinkti puslapį, tarkim kontaktai, jis jau prisideda čia. Galiu dar paspausti dar vieną pliusą ir kažkokį, tarkim, bandyti pridėti visiškai atskirą nuorodą. Tarkim, nes čia yra kontaktai, čia yra puslapis, nuoroda bus tiesiai į puslapį. Jeigu paspaušiu netgi šitą ikoniuką ir išskleišiu jį čia, aš matau pilną URL. Pilną URL į šitą puslapį, kas nėra gerai. Nėra gerai dėl ko, nes jeigu aš permigruosiu kažkur kitur ant kito domeno, mano nuoroda sulūš, nebeveiks. Arba, tarkim, aš įsidėksiu SSL sertifikatą, pataps nebe HTTP, o HTTPS. Irgi bus blogai. Tai geriausia, jeigu
nuorodas darome arba kuriame navigaciją iš nuorodų į esamus puslapius, kurie jau sukurti WordPress'e, naudoti tą vadinamą relative arba tą giminingą kelią, ne konkretų, ne tokį tikslų, ne absolute, nes čia yra absolute, kas yra ir protokolas, ir domenas, ir tada tas path. O relative būtų, kai mes išmetam visus tos domenus ir protokolus ir paliekam tik tai / susisiekite su manimi. Čia dar kažkoks liko tas. Ir tai tampa relatyvi nuoroda. Aš spaudžiu save ir save vėl ir dar sykį save. Ir jeigu naičiau dabar kaip lankytojas, aš matyčiau, kad yra puslapis, vienintelis meniu punktas kontaktai, nebėra jau sample, nes ištyniau, bet ant jo paspaudęs. Aš čia teisingai padariau klaidą, iš tikrųjų neuždėjau / turbūt. Gerai, kad matot visas klaidas, nes gali būti, kad tokios klaidos irgi gali pasitaikyti ir matysit, kaip tuos dalykus reikia pataisyti. Tai spaudžiu ant kontaktų elemento, nuorodą, tas peštukas ir matosi, kad vietoj / aš netyčia parašiau tą ne pasvirį brūkšnį, bet tą statų brūkšnį, suklydau. Tai / reikia parašyti. Ir tada save. Dar kartą save ir dabar patestuosim, pažiūrėsim, ar tikrai šis saugoja teisingai. Jo, šis saugoja teisingai, einame į teisingą vietą. O kaip man pasiekti puslapius, kurie yra šitie paslauga, ne? Tarkim, arba tik tai dizainas, jeigu aš norėčiau, kad būtų viršui. Irgi per tą editinimą saito einame į viršų, navigaciją, spaudžiu edit, spaudžiu plus ir tada galime bandyti ieškoti galime pagal blokus žiūrėti, galime žiūrėti visiškai paprastą, išsiskleisti ir žiūrėti, tarkim, kokie galimi variantai. Post linkas, page linkas, category linkas, custom linkas, yra skirtingi tokie būdai. Galime netgi submenu sukurti, kas bus jau po, kaip, tas child, po parent, home linkas, kas visą laiką ves į pradinį puslapį. Tag linkas, visus galimybės arba tiesiog mygtukas, kartais būna tas reikalingas vadinamas call to action, arba kažkokio pradėkite, arba užsakykite čia, kažkoks toks specialus mygtukas, galime jį čia pridėti. Tai galima tiesiog pamatyti visus ir panaudoti, nes šiaip visai įdomu. Tarkim, jeigu aš pasidaryčiau home, paspaučiau home, tai tiesiog atsiranda tas home tekstas, Ir jeigu pažiūrėtumėm, kur jisai ves, aišku, ves dabar jisai specialus yra toksai kaip ir itemas, netgi turi skirtingą ikoną. Tai jisai, aišku, ir ves į tą homepage, tiesiog / bus URL struktūroje. Kaip valdyti tą eigą, arba reikiavimą, nes dabar yra pirmiau kontaktai, paskui home. Tai čia paprasčiausias drag and drop dalykas, aš spaudžiu su pele ir tempiu į viršų ir jisai pasikeičia. Jis pasikeičia ir netgi eiliškumas. Tai paspaudus pliusą reikia visą laiką spausti add block ir tada žiūrėsit, kokius galite skirtingus dalykus pasirinkti. Tai dabar aš norėjau, kad būtų būtent dizaino kategorijos, kad vestų nuorodą tiesiai į dizaino kategoriją. Tai pasirenku category link. Ar tai buvo category, netyčia, custom link paspaudžiu, atsiprašau. Kur čia browse all nepastebėjau, kad category link ir tada pasirenku, kokią noriu kategoriją. Tai aš paimu ir pasirenku dizainas. Jeigu aš norėčiau pakeisti meniu punktą, bet nenoriu pakeisti pačios URL struktūros, aš galiu tiesiog tą tekstą pakeisti čia, tarkim, dizaino paslaugos. Ir tada gali tenais atsirasti kaip logotipo kūrimas, brošiūros kūrimas, website kūrimas ir visokių kitokių dalykų. Ir čia irgi, jeigu norėsit, galėsite ir patys netgi pasikeisti, kad nebūtų to absolute linko, aš tai netgi palikčiau tiesiog tokį / category paslauga dizainas. Ir atsiranda dizaino paslaugos. Kontaktai norėčiau, kad būtų į pačią apačią. Gal netgi kontaktų iš vis, kad nebūtų vėliau. Ir dar vienas būtų variantas pabandyti pridėti mygtuką. Ir mygtukas irgi gali būti nuoroda į bet ką. Tai aš pasiemu mygtuką, paspaudžiu button, parašau mygtuko tekstą, tarkim, pradėti, kažką daryti, tarkim, su manim kartu arba užsakyti kažką. Ir tas mygtukas, kol yra pažymėtas, aš spaudžiu tokią nuorodą, linkas nuorodą, sukurti nuorodą. Ir čia galiu įrašyti į kokį puslapį, ar į postą, ar į bet kokį URL. Turėdamas URL, aš galiu netgi vesti į atskirą, į kitą website. Gal aš turiu kažkokį tai
Contribui, ar ten kažkoks Patreon, ar dar kažkokia platforma, kur kažką darau, tai aš tiesiog galiu aš čia bet ką įrašyti, ne? Pradedant nuo HTTPS, ten www ir tarkim Google LT, ne? Aš dabar tiesiog tokį parašysiu ir spaudžiu Enter. Dažniausiai, kai jeigu atidarinėjom arba vedame žmonės į kažkokius external, ne, tai vadinasi kažkokie išorinės nuorodas, visai gera mintis yra uždėti kad atidarytų atskiriame lange, šitas klane, aš tiesiog paspaudžiu ant redagavimo, išskleidžiu advance ir tasai mark no follow. Tai kad tie variukai, kurie lips ir laipės per visas nuorodas jūsų puslapį, čia aš turiu omeny Google, tie robotai, kad jie neįtų ir nebandytų, kad nepabėgtų tiesiog į kitur, ne? Kad neimtų ir nefollowintų tos nuorodas. Galime tokį dalyką užsidėti. Spaudžiu save ir dabar pamatysim, kaip atsivaizduos tą informaciją. Ir tarkim jo, viskas veikia taip, kaip įsivaizduočiau, ne? Kontaktai, paslaugos, homepage'as ir pradėti turėtų atidaryti atskiriame lange Google LT. Jo, taip ir daro. Taip, tai navigacijos dalykai atrodo paprasti. Dabar, jeigu norėtume pakeisti šabloną, būtent šitą, kurį aš naudoju, tai reiktų žinoti pirmas, kokį tą šabloną keisti ir kas jame turėtų būti. Čia šiek tiek galbūt einu per daug į advanced levelį, ne, tą tokį lygį, kur reiktų žinoti, kaip tas bloko redaktorius veikia, kaip ten galima viską keisti. Bet dabar tiesiog parodysiu, kad atidarius template'ą, kom skiriasi nuo paprasto puslapio redagavimo, tai nuo to, kad jisai turi viršuje to tokį violetinį pavadinimą. Ir čia pakeitus informaciją, jinai, čia yra tiesiog, galima taip įsivaizduoti, čia yra kaip brėžinys, kaip turėtų būti sugrupuota ar atvaizduota informacija. Mes žaidžiame su elementais, kurie realiai yra kintamieji, tarkim headeris, mes jo čia tiesiogiai neredaguojam, čia jis tiesiog yra įtrauktas kaip kažkokia temos dalis, lygiai taip pat kaip footeris irgi yra įtrauktas kaip temos dalis. Jeigu aš nuspręšiu, kad man iš vis homepage net nereikia footerio, aš galiu paimti ir ištrinti, ir tiesiog būna puslapis be footerio. Vėliau, jeigu norėčiau suskaršinti, aš galiu jį padaryti per plus ir tada einam į patterns ir ten, nebūtinai patterns, tiesiog bloksą, aš galiu tiesiog bandyti rašyti footer ir man turėtų išmesti būtent šitą violetinį ikoną, kas žymi, kad yra kažkokia šabloninė dalis, kuri yra dinaminė, būtent naudojama tose šablonuose. Arba aš galiu netgi savo kažkokį template parsą sukurti pats, tarkim, man reikia kažkokio sidebaro galbūt, gal kažkokio kitokio dinaminio meniu tam tikrose šablonuose, tai irgi tas variantas įmanomas, tai grįžtu dabar ir paspausiu footer, kad jisai grįžtų atgal. Patį footerio redagavimą galime irgi spausti ant edit ir tada einame į paspaudus editą, aš tada įeinu gilyn į footerį. Ir dabar aš jau nebematau to homepage template'o, bet matau būtent footerio template'o redagavimą. Čia išskleidęs aš matau visą struktūrą. Ir man, tarkim, nepatinka, kad čia yra designed with WordPress parašyta, tai aš paimsiu ir ištrinsiu šitą. Man jau nenoriu, kad rodytos informacijos. Visas nuorodas, viską aš galiu irgi čia keisti. Išskleidus tos visus elementus. Spaudžiu save ir galiu tada grįžti atgal į homepage template'ą vėl. Paskrolinęs į apačią, aš turėčiau matyti, kad jau dingo, kad kaip čia pasiupdate'ino, pasikeitė jau tas footeris. Ir tarkim, aš dar irgi gal norėčiau pravalyti šiek tiek, ar man dalykų čia gal per daug ir aš nenoriu visko, tai aš eisiu dabar šeilės, išskleidęs tą pagrindinį grupą, kas yra tarp footerio ir headerio. Matau, kad yra daug visokiausių sekcijų, grupių ir man norėtųsi galbūt palikti, kad subscriberis joinintų tuos įrašus naujausius, testimonials aš noriu ištrinti, tarkim, man nereikia. Dar šito irgi nereikia, aš ištrinu. Ir netgi to hero image irgi galbūt nereikia, kol kas paim ir ištrinu. Kad būtų paprasti, ir šito net nereikia. Jo, daug aš ištrinu, tiesiog bus įrašai naujausi, sąrašas ir prenumeruoti. Jeigu man ateity kažko prireiks, aš visą laiką žinau, kad galiu eiti ir įdėti kažką į template'ą. Spaudžiu save. Ir žiūrime, pasiupdate'ins pradinis puslapis. Jo, pradinis puslapis tapo visiškai paprastas. Naujausi įrašai ir galimybę subscribinti. Dabar kartais dar navigacijoje, aš prisimenu tokį dalyką, kartais būna taip, kad mes nuorodas darome ne į kitus puslapius, bet į tam tikras vietas tame pačiame puslapyje. Pastebėkite, kartais, kai spaudinėjate kažkokias nuorodas, ar keičiasi URL, ar vyksta tiesiog kažkokie pokyčiai tame našiklėje, ką jūs matote. Tai vienas iš tų tokių būtų variantų, kad, tarkim, paspaudus ant kažkokio meniu punkto, pasiskrolina į tam tikrą vietą
jo, tiesiog paskrolinti tam tikrą vietą. Ar tas scrollas yra animuotas ar ne, tai čia priklausys nuo CSS ar kitų dalykų, bet tarkim, kaip tą padaryti. Tai jeigu prisiminus šitą skaidrę, tiesiog priminsiu, ką reiškia URL, ne, tai ta dalis yra būtent apie ką aš šneku, yra tasai fragmentas arba anchor. Tai jis turi tą tokias groteles ir tada kažkoks ID. Tai yra tos sekcijos arba to elemento ant ekrano, tos dalies kažkoks ID. Ir kaip tą pridėti ir kaip prilinkinti, ne, kad paspaudus ant kažkokio meniu punkto man nuskrolintų į apačią, tarkim, ir būtent nurodytų tą vietą. Tai labai ir paprasta. Tiesiog reikia sukurti nuorodą, kuri ves į tą hashą. Tai jo. Tai dabar pirmas turime turėti elementą. Aš norėčiau, tarkim, kad paspaudus ant kažkokio pradėti vietoj to, kad į Google, kad mane iš karto nuskrolintų būtent į šitą dalį. Reiškia, aš noriu, kad gautų daugiau subscriberių, ne? Tai taip, tai paredaguoti reikia patį meniu. Bet aš nežinau, koks tas ID, ne, pirma, to bloko. Tai aš tada paredaguosiu patį bloką. Būtent tame template. Ir aš įsiskleidęs matau, kad čia yra gal netgi ta didesnė dalis, tas aukštesnis lygmuo grupės, ne konkrečiai šitas, bet tiesiog šitas užtektinai būtų kaip konteineris ar apibrėžimas būtent tos dalies, į kurią norėčiau nuskrolinti. Ne? Tai išsiskleidžiu tada šonin tą meniu. Čia šiek tiek yra galbūt advanced, jo, nes netgi ir po advanced ir yra tas išskleidimas, bet tiesiog, ne, po advanced yra tas HTML anchor. Grotelių čia rašyti nereikia, jos automatiškai susikurs, nes susikurs tas elementas būtent su ID. O ID yra tos grotelės. Ne? Tai aš norėčiau tiesiog pavadinti taip subscribe. Subscribe, save, dar kartą save. Ir jeigu visiškai įdomu, aš galiu pademonstruoti, kas dabar pasidarė, ne, iš kodo pusės. Tai tiesiog, jeigu padaryčiau dešinį paspaudimą ir inspect ir susirašiau tą elementą HTML būtent tarkim, šito, ne, kuriam priskyriau tą ID, aš matau, kad yra tas ID lygu subscribe. Ne? Tai galiu kreipti dabar nuorodą pradėti į tą vietą. Žinau, kad reikia pridėti man grotelės subscribe ir tiek. Tai grįžtu į navigaciją, einame į button, čia navigacijos editinimas sparčiau. Ir tada vietoj Google, ne, aš ištrinu tą nuorodą, aš noriu nuorodą daryti į esamų puslapio, aiškiai, aš nededu jokio slešo, aš dedu tiesiog esamam puslapyje, nors ne, reiktų iš tikrųjų, nes čia yra subscribe tasai blokas tik tai homepage, ne, nėra kitose puslapiuose. Tai reiktų iš tikrųjų dėti slešą ir tada groteles ir subscribe. Reikia teisingai tik tai parašyti. Spaudžiu Enter, atrodo keista nuoroda, bet pažiūrėsim, ar veiks. Save, save, grįžtam atgal, spaudžiu pradėti, nušoka staigiai į tą vietą. Kad darytų tą tokią įdomią smooth animaciją, galim tą padaryti jau dabar su CSS, bet gal neįsiplėsiu, nes matau ir taip jau nemažai praleidome laiko. Jo, tai manau, kad ties to galbūt ir užtektų, nes realiai ką jūs išmokote ir ką žinote, kad kaip galima kurti hierarchiją, kategorizaciją su postais, įrašais, kategorijomis, kaip jas galima netgi daryti irgi su hierarchija, su puslapiais tik tai neparodžiau, bet realiai paprastai, jeigu aš norėčiau sukurti kažkokį puslapį po kažko, tarkim po kontaktų, tai aš kurdamas puslapį, ne, bet kokį pasirenku iš page attributes kontaktai. Ir jisai tampa automatiškai tėvinis. Tai tiesiog, jeigu, nežinau, žemėlapis pabandysim parašyti, kad galbūt vesi tą žemėlapį ar kažkur mano fizinę vietą. Tarkim, yra puslapis, kur užkrausiu žemėlapį ir spaudžiu publish ir pasižiūrim, kokia yra URL struktūra. Tai matosi, kad susiekite su manimi, tada slešas, tada žemėlapis, ne? Visai įdomiai. Galėtų būti netgi submeniu, ne, toksai po kontaktais užvedus pelę atsiras žemėlapis. Ir tą irgi paprasta padaryti, tiesiog paimam ir pakeičiam navigaciją. O navigaciją keičiame jau žinome per kur. Ant kontaktų paspaudus, aš pažymiu kontaktus, spaudžiu plus. Ir ko man reikia? Submeniu. Pasirinku žemėlapis. Ne, iš tikrųjų ne tai padariau. Čia nereikia man submeniu daryti. Man tiesiog reikia čia ant kontaktų spausti submeniu. Ir tada pasirinkti
žemėlapis. O taip pat. Toks gal kažkiek yra ne visiškai intuityvų, bet realiai veikia taip. Spaudžiu save. Ir žiūrim, ar veikia žemėlapis. Spaudžiu žemėlapį, eina į žemėlapį. Spaudžiu ant kontaktai, eina tiesiai į kontaktus. Tai ką turime? Turime navigaciją tokia irgi sugrupinta. Tai tiek. Manau, kad užteks, ne, šiam kartui. Jo. Parašykite, ar viskas aišku, ar buvo naudinga. Ir jeigu norite kažką panašaus pamatyti, tai sekite naujienas YouTube kanalą, prenumeruokite. Galite nueiti ir į mano puslapį. Būtent yra šitas puslapis UXProg. Greičiausiai žinot. Apsilankykite ten. Ir jo, galite nueiti į senesnius įrašus, kas buvo prieš tai daryta. Ir kol kas aš tik matau, kad dar audros nesulaukiam. Gal bus naktį. Taip. Ačiū. Ačiū Jums, kad buvot. Jo, susitiksime kitą sykį.